Sveiki visi, esame Šešiltumeris ir šiandien mes grįžtame į čia šiaip antrasis, matau. Į antrąjį epizodą mūsų... kodėl aš padariau? Į antrąjį epizodą mūsų Geekor serverio. Ir šiandieną mes darysime kaip ir... Mes darysime paprastą epizodą ir dabar aš kaluosi šitą, aš greitai norėčiau jums pasakyti keletą serverio detalių. Tai pirmas dalykas, ačiū, kurie suminė anketas ir pateko į serverį. Buvo daug vaikų, kurie apsimetė būti didesnio amžiaus. Ir jo, labai atsiprašau, kad jūsų nepridėjau, bet tiesiog, sorry, tiesiog jūs, nepateksit. Tokie cringe, kad negaliu, tebūnė, tai va. Mes esam dabar vėl serveryje ir... Ką aš padarysiu, tai pranešiu apie kelis dalykus. Tai Pauliaus kanalas kažkaip įsitrynė, tai nematysite jo video, kas yra labai šiaip gaila ir man atrodo, jis susikurs naują, tai jeigu nori duoti jam motivacijos, nes jis sako, kad prarado motivaciją, parašykite į descriptioną Pauliau kurk video. Prašau, jeigu jūs geri ir norit, kad Paulius kurtų video, tai jo. Gerai, tada... Norėčiau, kad jūs pasižiūrėtumėte naują kanalą Frosteris, tai yra DJ Mačiuks, jis irgi kurs Geekor video ir šiandieną jau kels vieną. Tai jo, jūs kaip ir galite, man atrodo, pažiūrėti kanalą. Aš įmesiu į descriptioną, tai įmesiu taip pat ir anketą, kur galite patekti į šį serverį. Ir jo, man atrodo, serveris tubiškai jau grauvina. Ir ateina daugiau žmonių. Ir dabar, man atrodo, jūs jau turite klausimų, ką tu čia darai ir iš kur tavo bazė jau tokia didelė. Kam esmė, aš tą naktį visą nemiegojau, todėl aš savo bazę, kaip žinote, gerinau. Aš neturiu daugiau, fuck. Gerai, tai žodžiu, gerinau savo bazę ir pastačiau visą jo tokią, sorry, kad už kameros dariau kitą kartą, padarysiu timelapse ar kažką. Tai jo. Priėmėm daug žaidėjų, kaip ir sakau. Man atrodo, tai viskas, ką aš norėjau pasakyti. Tai gerai, mums dabar reikėtų vieną dalyką išsikukinti ir mes tada grįžime. Gerai, tai yra eksperimentas, ar magma blokai kukina blokus. Fuck. Jie nekukina blokų. Man atrodo, aš turiu... Ką čia, kur tas buketas labas. Aš iš vis turėjau? Jo, turėjau, gerai. Aš turėjau lavos bucket, o aš tas tai tikrai žinau, kad kukina blokus, tai man labai gerai. Tas tekl kukina ir lavos... What the fuck, aš ką tik turėjau. What? Gerai, nepasėmiau netyčia. Gerai. Lavos buketas ir cooking. Gerai, mums reikės biškutį blokų ir maisto. Pranešiu, kaip baigsime. Gerai, man atrodo jau... Biškutį pabuvau, man atrodo, jau iškukino, kiek man reikia, aš iš tikrųjų nežinau, iškukino kiek, 20, gerai. Padarysim biškį šitų, gerai, man atrodo, užteks, ne, jeigu mums čia labai jau daug, ir mes biškutį susipisim, darbaniai. Gerai. Tai mano šiandienos planas turėtų būti pasistatyti čianai savo didžiulę fermą. Ir pasistatyti ne tai, kad paprasta, kur aš tos blokus. Ne, javų ferma, ne? Aš nieko neimsiu iš jos, noriu menį. Blet. Ką tik supratau, fuck. Fuck. Iš tikrųjų, čia turėjo dar būt po žemė, dar keli lėjeriai. Fuck my life. Reikės pakeist, reikės viską pakeist. Žiauriai reikės viską pakeist. Eik, tokai, švinai susivarčiau. Jo, čia normalus tas. Blemba, labai žiauriai blogai bus, labai žiauriai blogai bus, tai žiauriai blogai bus. Kur tas blokas, what the fuck? Gerai, mes pataisime blokus, dabar mums belieka tik tai iškirsti visą šį cobblestone'ą ir nuimti prakeiktą vandenį, nes pasirodo, mums dar jo nereikėjo. Fuck. Taigi mes jau esam pusiaukeliui, mes ką tik, biškį dėjau gresą, pamiršau, kad aš filmuoju, tai va, aš dabar dedu gresą ir mes grįžime, kai aš jį dėsiu. Taigi gerai, mes baigėme ką tik savo
greta turbūt. Dabar mums reikia tik tai how ir mes galėsime jau kiek tai pradėti daryti savo fermą. Tai jo, kas dar nežinojo, čia mes pradėsim daryti savo fermą, kurioje mes nieko nenurinksim, jinai bus šiaip tai tik dėl view, bet man atrodo, mums reikės žiauriai daug pasistengti. Aš turiu dabar 7 tik taisydus, o mums reikės dafiga taisydų, kad mes galėtume pradėti kaip ir savo projektą. Tai blemba. Gerai, dabar mums reikėtų how ir aš nežinau, man atrodo, nelabai apsimoka daryti deimantinį. Man atrodo, aš vis tik vieną kartą darysiu. Ir dabar visi serveris pradėjo biškutį lagin, dėl to, kad jam buvo mažai resursų paskirta, todėl man atrodo, mes jau greit jį patobulinsime. Nu, tipo, patobulinsime. Jo, pagaunat jūs. Blėt. Gerai, dabar Paulius vėl kitoje linijoje. Aš su juo čia dabar kalbėjau. Su juo kalbu, nes... Kas čia? Jam labai lagina, jie dabar ieško tam daug. Man atrodo, jie dabar daro reisus, tai... O kodėl aš taip padariau? The fuck? Okay. Aš galvoju, kad aš kažkaip vėl sugeimaudu. Instinktai. Šia ką. Bet gerai, tėvinė. Man reikia... Rimtai šio man ne visi namie, kodėl aš pasidariau šovelį? What the fuck? What the fuck? Kas man blogai? Stikai. O vienas. Du. Gerai. Stikai. Ir dabar mes dar turim serveryje labai blogą įprotį komandas, tipo. Prašau, greičiau. Jo, mes turim blogą įprotį komandas. Tai tipo, pavyzdžiui, yra home dar komanda, yra set, nu, tipo, yra spawn komanda ir dabar visi jas naudoja, išskyrus mane. Tai aš labai norėčiau tą ištaisyti. Nu, kad, tipo, nieks nebegalėtų naudoti, todėl mes sugalvojom dabar iš kiekvieno bus po deimantą paimta, jeigu jie naudos tas komandas, tai jo. Gerai, dabar man reikėtų tiesiog visą šitą vėją su savo ševeliu ir man atrodo, mes jau būsim... Mes jau galėsime pradėti sėti savo grūdus, ar ką mes nesėsim. Blėt, nepagalvojau visiškai. Užtat aš, dabar gerai, nes aš turiu čia daug vandens. Ir jo, man atrodo, bus labai geras. Gerai, šiandien padirbėsime, palaukim. Mums reikia dabar tik tai bucketo. Mes turim hopperį. Nebra bucketo. Ne, mes neturime bucketo, bet mes už to turime dafiga irono. Ne dafiga, aišku, bet... Mes turime biškutį irono. Rimtai, kiek aš turiu irono? Moriu, aš suvarsiu tokie maži... Ne, aš turiu dar sustekus irono, kas labai gerai turbūt. Gerai, ką mes dabar norėjom padaryti? Paimsim šovelį ir išdiginsim kelis holus, tipo, man atrodo. Kur... Fuck. Dėl tie mobai čia nai. Aš norėčiau dienos žiūrį. Gerai. Tave paimam. Tiesiog tave. Nenervina iš tikrųjų žiauriai mobai, dėl to, ypač skeletonai ir creeperiai, jie labiausiai nervinais. Man pofik ant tų zombių visiškai, bet skeletonai mane nervina labiausiai. Kodėl jie spawnus? Dieve, nervina. Ir aš galvoju daryti man live streamus šitam serveryje, tai ar jūs to norėtumėt, ar ne, klausimas jums. Ir jūs nuspręsite, man atrodo. Palikite savo nuomonę komentaruose. Jo, gerai. Dabar man reikia šitus jau visus. Ir jo, kai kuri buvo vienas toks komentaras, jūs jau antrame šitame turite Iron Fermą. Kam esmė, Iron Ferma nėra labai sunku padaryti. Aš čia buvo lengviausia Iron Ferma, kurią aš dariau. Ir aš darysiu žiauriai didelę, kur, nu, tipo, darysiu žiauriai didelę Iron Fermą. Tai jau čia bus kokiam, nežinau kokiam epizode, bet bus tikrai nekreipiu. Nu, what the fuck? Ne, šis serveris tikrai dabar pradėjo laginti kažkodėl, aš nesuprantu dėl ko, nes, nu gerai, tebūnie mes pabandysime, ką čia man geriau padaryti. Gerai, tai mes su šitus filinam. Bullshit. Visiškai nesąmonė kažkokia. Gerai, mes baigsim šitą sufilinti ir mes grįžime. Blemba, aš ką tik pagalvojau, kad
Aš labiau noriu, kad būtų viskas organizuota, nu, tai ne tai, kad bet kur viskas. Bet gal bus ir tai gerai, man atrodo. Tas jausmas, kai jų neužtenka resursų. Fuck! Reikės grįžti atgal ir pasidaryti daugiau. Gerai, mes įsikrapstinome biškutį su ant slepų. Ir man atrodo, mes grįžtume pabaigti savo šitą ir man atrodo, grįšiu su jumis tik tada, kada aš tipo pasėsiu, ne tai, kad pasėsiu, bet tai, kad viską paruošiu dirbą. Tai jo, labai. Kągi, mes baigėme savo fucking bazę šitą. O, Dieve, kiek prieš ilgai ištrukau, negaliu. Šitas epizodas bus tik tai kelių minučių, o iš tikro aš jau čia dirbu beveik kiek laiko. Jo, mes turim 10 seedų. Labai man pasisekė. Tuoj. Viskas. Daugiau nieko neturiu. Gerai, bet atrodo, mes dabar varysim spawną arba pasikirst seedų. Mes grįžtume, kad turėsime biškį daugiau seedų. Sveiki visi, mes vėl grįžtame. Matot, jau pasodinau, viską padariau, žiūrėjau, esu pavargęs. Ir man atrodo, mes dabar ką darysime, tai tiesiog padarysime viščiukų fermą ir baigsime šį epizodą, nes aš iš tikrųjų net nežinau, kiek mes jau čia jį darom iš tikrųjų. Palaplavu. Jo, gerai, mes viską padarėm. Jau maniau, dar vieną tilto nepadarėm, tipo tokio. Tai gerai, ką mes vėjom, man atrodo, mes užbaigsime epizodą šiandieną jau taip. Arba ne, šiandien dar viščiukų fermose galiu daryti. Mums reikia gleso, kas bus irgi žiauriai sunku gauti dabartinėme serveryje, dėl to, kad glesas yra iš sendo, kaip žinau, padarytas. Tipo, iš sendo yra daromas, ir aš dar nežinau, kaip white glesas yra daromas. Nieko nebus. Beach. Mes kol kas disablinome creeperio explosionus, nes mane labai nervina. Ypač dar server lagą. Tipo, server lagas duoda, creeperio explosionus. Tipo, negalėjo atstumti laiku, todėl mes dabar disablinome creeperio explosionus ir jie dabar negali padaryti mums damage iš tikrųjų. Nu, gali mums padaryti damage, bet jie negali... Fuck. Jie negali išpisti visko mums, tipo, sunaikinti. Kas yra labai geras dalykas dabar. Gerai. Man atrodo, mums reikės prisirinkti daug sendo ir mes tada grįšime prie jūsų. Gerai, mums jau liko žiauriai mažai šito mūsų sendo. Tai man atrodo, aš ką tik prisiminiau, kad prie mūsų spawno yra nesabaimas, kur yra labai daug sendo ir mes, man atrodo, tenai dabar nuvyksime. Gerai, dabar mes laukime, kol mes pagaliau gausime į pakankamai gleso susidaryti savo creationams, man atrodo. Mes nebuvom spawnę, nukeliavo jau kažkaip, kad jeigu mums pritruks, mes nueisime, bet dabar kol kas ne. Gerai, čiūjai, mes jau... Žodžiu, žiūri ilgai šitą jau statau, negaliu patikėti pats, kad taip ilgai. Ir... Žiūri, išvargino mane šitas kaip projektas. Nu, tipo, pastatyti šitus. Ne. Gerai, kągi mes pasirodo turėjom daugiau giliausio, aš buvau įsigandęs, kad visą išnaudojau, tai... Gerai. Kągi mes dabar turėsime biškutį surasti, kur čia proplyšiai yra. Plyšių, ne? Plyšiai. Va vienas. Ir pilnas didžiulis bokštas. Fuck my life. Ir jo, va, specialiai, ne? Specialiai. Suka, nahui. Gerai, tebūnė. Ką mes dabar užkilsim? O, dar apie tai nepagalvojau. Gerai, reikia padaryti laikinus stėrus, tipo. Ir gerai, tuoj. Ja, va, ne. Čia nai, nedabaigta. Čia nai. Ir va čia nai.
Gerai, kągi mes dabar kaip ir jau, dieve. Gerai, dabar man atrodo, aš šitą šiaip tai fermą padariau tik dėl to, kad dėl grožio, bet žinot, maisto irgi reikia žmonėms. O dieve, aš toks blogas. Gerai, mes biškai pavoksim grūdų iš pačio savęs. Turim 10 tik tai vyto. Ai, ne, tenai yra. Gerai. Yes. Gerai, mes dabar atsodinsim, ką mes prižalojame čia mūsų fermoje, ką aš tikrai neturėjau padaryti. Aš turėsiu, dabar man atrodo, šiandien jau pasidarysiu chicken fermą. Nežinau, ar už kameros ar ne, bet aš ten taip ir šiaip jums daug lietum contraptiono nerodysiu, nes aš žinau, kad kai kurie iš jūsų net nesupranta ir net nesupranta, nu, tipo nesupranta, ką aš iš vis darau. Dabar šiandieną mes, man atrodo, tik nuimsim, ne, šiandieną, aš nežinau, bet man atrodo, mes šitą jau epizodą jo pabaigsim geriau, mes rytoj su nauju epizodu ateisime, tai ačiū, kad žiūrėjote, su mumis čia buvo Šteltūners ir arba šiandien kelsiu iš vis 2 epizodus, taigi su gero, su mumis čia buvo Šteltūners ir